Kaip Ievutė susirado smaližių draugą Jonuką. Kartą už žaliamargių girių, šalia tyvuliuojančių vandenų, gyveno didžiausia pasaulio smaližė Ievutė, kuriai jų vis buvo negana. Ji labai mėgo saldumynus, todėl kasdien skubėjo į Ievos skanėstus. Ir godžiai skanavo visus skanėstus, kuriuos ruošdavo gerosios picerijos kepyklėlės fėjos. Retkarčiais, kai žandukai pavargdavo nuo saldaus čiauškenimo, mažoji Ievutė išbėgdavo į kiemą, kuriame puikavosi didžiausia ir smagiausia čiuožykla, kurioje visuomet būriuodavosi geriausi Gargždų miestelio vaikai. Kartą toje pačioje aikštelėje, kurioje stovėjo minėtoji čiuožykla, Ievutė susipažino su berniuku Jonuku, kuris pasirodo buvo ne ką mažesnis smaližius nei Ievutė. Jonukas mėgo saldumynus, bet dar labiau mėgo išdaigas, taigi jie sugalvojo kartu kai ką iškrėsti. Jie sumąstė iškepti tokį didelį gimtadienio tortą, kad galėtų persivalgyti su niekuo juo nesidalindami. Tačiau nepagalvojo, kad vėliau nuo tokio saldumynų kiekio gali skaudėti pilvelį. Minkė tešlą jie pakaitomis pavargusiam, vis leisdami išsitiesti ant kieme esančios žolytės ir gardžiai gerti skaniausius Ievos skanėstų vaikiškus kokteilius. Į tešlą jie pridėjo braškių, obuolių, bananų, apelsinų ir daug cukraus. Užmaišę tešlą pašovė ją į pečių ir tada nutiko neįtikėtinas dalykas. Jie iškepė labai gražų tortą, tačiau per tą laiką buvo išgėrę tiek daug vaikiškų kokteilių, kad torto vieni nepajėgė suvalgyti. Reikėjo gydyti skaudančius nuo per didelio saldumo pilvukus. Tuomet Jonukas sugalvojo puikią mintį. Reikia tortu pasidalinti su kitais vaikais ir nebūti tokiems godiems, juk tai nieko gero nežada. Kad ir kokie būtų skanūs Ievos skanėstų pyragai, tortai, jų reikia palikti ir kitiems miestelio gyventojams. Tad vaikai su mielu noru pasidalijo tortu su visais Gargždų miestelio gyventojais. Tai buvo šventė, apie kurią visi ilgai kalbėjo, o svarbiausia gyrė mažuosius kepėjus už nuostabų tortą ir gražius norus juo pasidalinti.